priekį, užsukau į parduotuvę ir radau tokį labai gerą variantą jums parodyti. Tai yra parduodama Hakuro Nishiki gluosnis. Ir tam, kas nežino, kaip teisingai formuoti, va čia yra labai geras pavyzdys. Pasižiūrėkit, va, kai yra pirmi metai ir panašiai kaip hortenzijas, reikia palikti porą akučių ir tada kirpti. Tuomet, kitais metais, jinai vėl išleidžia naujus obuoliukus ir tada vėl kažkiek akučių paliekam, vėl kerpam. Ir taip formuojam ir taip kerpama jinai yra 3 kartus per sezoną. Tai vat kas kartą auga, po mėnesio kito vėl reikia ją nugenėti, paliekant po 3-5 poras pumpuriukų. Ir toks vat gražus melelis tada susiformuos jums.